Labas, esu Lukas Šestovas ir atvykome į Kalėdinę Expo 2023. Čia moksleiviai turi paruošti savo verslo idėjas, kur pagaliau gali jas pristatyti man ir visiems kitiem, o aš kaip tik ieškodamas kalėdinių dovanų noriu nustebinti ir savo artimuosius ir save ir pamatyti kažką unikalaus. Tai einame pažiūrėti, ką moksleiviai turi paruošę. Ateik. Nežinau, ar aš į Kalėdinę Expo atvariau, ar aš esu Kalėdinė Expo. Labą dieną. Labas. Kaip jūs laikotės? Puikiai, o tu? Aš irgi pats gerai. Man įdomu jūsų nuomonė apie Kalėdinę Expo 2023. Ką manote apie pačią ją, kaip jį padaryta ir jos stendus visus? Kiek mačiau, tai yra labai daug naujų idėjų, labai daug naujos geros energijos, kurios, man atrodo, reikia ne tik prieš Kalėdas, bet ir visus metus. Tai Lietuvos laukia gera ateitis, kai turime tokius verslius moksleivius. O kodėl apskritai yra svarbu, kad moksleiviai domėtųsi tiek apie verslą, dar būdami mokykloje? Viena vertus tai yra kaip ir žaidimas. Tu gali pabandyti, tau nepavyks, tu suklysi, išmoksi naujų dalykų, galėsi eiti pirmyn. Tai mokykloje, man atrodo, reikia daugiau skirti dėmesio drąsioms idėjoms, nebijoti rizikuoti, nebijoti suklysti, brainstormint kūrybiškai pačias netikėčiausias, labiausiai crazy dalykus. Nes paskui suaugusių pasaulyje viskas labai sunuobodėja. Tai aš tiesiog linkėčiau kiekvienam moksleiviui mėgautis tuo chaosu, kurį jis dabar turi. Ir bandyti save naujose veiklose. Ar jums įsiminė kokie nors stendai čia esami moksleivių? Dar nelabai daug mačiau, bet ką tik buvo pristatyta programėlė, kaip galima greitai dirbtinio intelekto pagalba susiformuoti savo dienos aprangą. Tai visai, manau, naudočiausi tokiu toolsu. Ką man turite papasakoti? Mes kuriame programėlę, tokią Duolingo stilium, kuri jaunimą mokytų apie finansinį raštingumą. Turime interaktyvią avytę, kuri vos negyvena tokią istoriją, renkasi pasirinkimus ir tuo būdu išmoksta tokią teoriją, kurią gali panaudoti ir praktiškai. Tai jeigu man patiko Duolingo mokytis kalbas, tai man greičiausiai patiks ir šitas. Taip. Irgi levelį galima keltis? Taip, galima ir levelis keltis, ir pinigų galima gauti, taip. Mes esam bendruomenė, kurie kūrė programą, kad labiau leistų kontroliuoti žmonių sportuojančių laiką. Pavyzdžiui, jūs vaikštote į džimą, jūs sėdėt namie, atsidarot programėlę ir galite pažiūrėti, koks yra to džimo užimtumas. Ką jūs šiandien turite paruošusios? Programėlė Pellet Voyage yra skirta mažinti maisto skurdo atvejus ir mažinti maisto išmetimą. Mažinti maistą tai, kad mažiau pavalgyti? Mažinti maisto išmetimą, pavyzdžiui, konteinerius nepanaudotą maistą. Likučius? Taip. Okay, bet jeigu aš viską suvalgau? Tai tura nereik. Bet mano merginai užtat reikės. Kaip jūs to siekiate padaryti? Tai mūsų programėlė gali sukurti jums savaitės maitinimo planus. Pavyzdžiui, galite arba įdėti kažką, kad turite savo šaldytuve surašyti į programėlę ir jums išmes receptus, ką galite pasidaryti namuose. Sveikas, panos. Mes labai greitai, mums reikia, kad per minutę mane apšviestumėt. Ar jūs esat konkurentai IKEA? Taip. Jūsų idėja yra realiai, kad galėtų įsimatuoti savo baldus, pasitikrinti, kaip atrodo pas save namuose. Taip, virtualiame kambaryje. Mums skiriasi pas jūs standart ir premium. Standartas bus paprasta versija, tai bus nemokama. Ir standarte bus galima susikurti savo namų interjerą, tai išsimatuoti kambarį. Na ir kai žmogus jau pasidaro savo kambarį, kaip jis nori, jis turi pasirinkimą iš Lietuvos parduotuvių. Tai pasirinka Lietuvos baldų parduotuvę, pasirinka kokio baldo jis norėtų, pasirinka koloritą ir, žinoma, kainą. Ką duoda premiumas? Ir kiek kainuos jisai? Premiumas kainuos, pradinė kaina yra 5 eurai mėnesį. Tai premiumą bus pajungtas dirbtinis intelektas ir dirbtinio intelekto pagalba bus galima į savo kambariuką, susivedus išmatavimus, pasirinkti kokio tipo kambarį, tai pavyzdžiui virtuvė ar miegamasis, pasirinkti koloritą kokio nori, interjero stilių, tada būtų spalvų palečių pasiūlymai, kad žmogus turėtų platų pasirinkimą,
ko gal jis norėtų, kad matytų, kokias galimybės turi savo kambaryje. Ką turi šiandien papasakoti? Minkišonas Sunkiai. Tai 31% dviratininkų patenka į avarijas, kai važinėja. Tai mes sugalvom tokią idėją, kad labai daug dviratininkų patenka į avarijas ir jie kai suka, jie turi parodyti šoną, kad mes ten sukam, bet jų labai dažnai nepastebi tų rankų. Ta mūsų idėja yra tokia pirštinė. Gerai, man duotas. Ir parodai, pamirksi, atkreipi į save dėmesį, tu saugus, gali sukti. O gerai, o kaip tu padarai, kad mirksėtum? Čia yra paslėptas mygtukas, tiesiog paspaudė. Žinai, kaip būna fūros, kai atbulinį važiuoja. Pip, 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 pip. Karep Go, kas tai? Tai yra programa, kuri sujungtų mokinius ir mokytojus į vieną vietą gyvai. Gerai, ir sakykime, gerai, aš noriu dabar, ne? Lietuvių korepetitorės. Kaip viskas procesas vyksta? Taip, tai tu ateini, sakykime, mūsų svetainę, išsirenki savo tą norimą lietuvių mokytoją. Aišku, bus daug pasirinkimų. O jie turi mokyti kažkokią vertinimo sistemą? Bus vertinimo sistema. Kiekvienas mokytojas turės savo CV. Dauguma mes imsime studentų, nes aš manau ir tu pats supranti, kad kvalifikuotų mokytojų yra pakankamai sunku gauti. Nes jie turi savo tą bagažą, turi tą savo ratą žmonių, kur yra, tiesiog jau viskas, jau uždaryta. O studentai turi vis tiek finansinės kažkokias problemas, kurias mes taip pat galėtume padėti jiems išspręsti. Jau. Šitą būtinai kelsi, ne? Esu čia su komisijos nare Sigita iš Sebo ir aš jai turiu klausimą, kokie įspūdžiai yra Kalėdinės Expo? Pirmas žodis tai yra puikus, nuostabus, įkvepiantis, tai 3 žodžiai iš tikrųjų. Tai gerai, sakykime, jeigu aš turėčiau savo stendą, kaip man žinoti, kokie yra gal slapti pliusai, kuriuos galiu panaudoti, kad jūs uždėtumėt man pliusą realiai vertinti? Na tai pirmiausia, labai aiškiai iškomunikuoti savo idėją, ką jūs sprendžiate, kokią jūs problemą išsprendžiate, kiek įmanoma mane sujautrinti galbūt, kad aš labai norėčiau ir pajausčiau iš tiesų, kad tai yra labai svarbu, tai yra pirmas. Na, o antras tokie racionalūs dalykai, kai bandau išsiaiškinti, ar jūs suprantate finansinius terminus, ar jūs suprantate, ką jūs darote, ar jūs suprantate, kas yra akcija ir panašiai. Ir taip jūs dabar žinote, kaip 24 metais nugalėti Kalėdinį Expo. Mes kuriame inovatyvę hidroponikos sodo sistemą, tai čia galima auginti augalus visus metus. Mūsų produktas pasirūpins jūsų augalais nuo laistymo iki viso auginimo proceso. Tiesiog jums reikės papildyti vandenį ir tam tikras piliules įdėti, kurios turi maistinių medžiagų. O piliulės ką padaro? Padeda augalams augti greičiau ir efektyviau ir augti sveikiems. Tai maistinės medžiagos, tokios kaip trąšos, padeda. O tai jeigu auga efektyviau, tai greičiau ir pasens, ar ne? Ne. Geriau užaugs ir greičiau užaugs ir daugiau užaugs. Okay. O veikia lauko tujom, pavyzdžiui? Ne. Tai yra skirta labiau maisto produktams, prieskoniniams žoleliams ir salotoms ir kitiems vaisiams, kurie auga išoriai. Parduota. Mano mamai. 100%. Labas. Norėjau paklausti, kaip jums Kalėdinis Expo 2023? Man tai yra toks didžiausias entrepreneurystės festivalis. Aš jau viskas gyvenu Kalėdom, čia yra mokiniai, čia yra jų svajonės, tai yra verslai ir netgi penktokai pristato savo technologinius sprendimus, kas yra nerealu. Vadinasi, mes neturim tik tai galvoti, wow, jaunimas ateitis, tai yra dabartis ir jie tiek sukuria fantastiškų inovacijų, kad vaikštau čia, jau renku krepšelį kalėdinių dovanų ir džiaugiuosi jais. Aš nesakyčiau, kad įspūdinga, ganėtinai, kad tokie jauni žmonės gali padaryti iš tikrųjų.
Taip, ir gali, ir padaro, ir su mokytojų pagalba, ir patys savarankiškai, ir man labai žavu matyti, kad yra visiškai technologijų karta, jie taip šauniai panaudoja ir dirbtinį intelektą, ir programavimą, bet tuo pačiu mes galim pamatyti ir vairius tvarius sprendimus, ir ten bičių varško servetėlės, ir va čia kavos nusipirkau, pasirodo, galima įdėti organinį maišelį, ir tau kavos tirščių nėra, podelių gražiai. Gal kažkas ir, kaip paminėjote, jau kava va čia. Kas dar labai įsiminė, gal buvo tokių? Aš labai džiaugiuosi, žinai, kad mokiniai sprendžia savo problemas, kad yra nemažai edukacinių technologijų sprendimo, kurie padeda mokytis matematikos, kitų kokių nors dalykų. Man labai patinka, kadangi galvoju, kad šiandien kiekvienas žmogus privalo programuoti, tai labai smagu matyti, kad vaikai sukuria programėlės ir sprendimus, kaip per žaidimą mokytis programuoti. Man labai patinka, kad jie galvoja ir apie sveikatą. Pavyzdžiui, yra mokiniai, kurie sukūrė jau prototipą, kaip matuoti CO2 kiekį patalpose uždarose, kad neužmigtum, jeigu jo yra per daug ir ne. Tai smagu matyti, kad jie ne tik tai galvoja, kas skauda suaugusiam, bet jie galvoja apie tai, kas mato labai aplink save, ar ne, bet galvoja globaliai ir kūrė tas technologinės ir inžinerinės idėjas, kurios čia sukurtos Lietuvoje galėtų keliauti per visą pasaulį. Teisingai pasakė Andželika. Mes esame mokinių bendrovės Smartway, kurie sprendžia labai didelę pasaulinę problemą, kuri yra CO2 perteklius. CO2 perteklius padaro labai daug neigiamų padarinių žmogui, tokių kaip koncentracijos praradimas, galvos skausmas. Ir mes sprendžiame šią problemą su šiuo išmaniu CO2 detektoriumi, kuris leidžia žmonėms stebėti CO2 lygį. Taip pat šiuo metu kūrėme ir drėgmės ir temperatūros sensorius, kurie duos tikslesnę statistiką. Sėdžiu kambarį. Užsidaręs langus visus, pasidedu šitą ir matau, kada man reikėtų prasivadinti. Tai iš tikrųjų mes šį produktą skiriame šiuo metu business to business rinkoms, tai reiškia, kad ne privatiems klientams, o įstaigams kaip mokymosi įstaigos, gydymo įstaigos ir ofisai, nes Lietuvoje yra virš 900 mokyklų, 100% iš jų yra nerenovuotos ir joms ši problema yra aktuali. O tai čia, jeigu dega dabar geltona, tai čia jau biškai negerai? Taip, dabar šiuo metu čia yra šiek tiek didesnė nei average koncentracija. Mes esame soc.lt, platforma, kurioje patogiai greitai ir lengvai rasti savo tinkamiausią savanorystės veiklą. Savanoriai bet kada gali pas jus ateiti, užsiregistruoti ir jie pateikia, kur nori, ar jūs jiems pateikėt, ką jie gali? Įmonės pačios kelia skelbimus, pasiskaito išsamiau, kas nori aplikuoja, jeigu įmonei patinka prašymas apie savanorį, priima arba atmeta jį. Ir tikslas kabliukas yra tas, kad socialinės valandos dabar vyksta viskas popieriniu būdu, mokinys duoda mokytojų popieriukus, jisai užpildo Excelį, siunčia tam, siunčia administracija pildo didelį Excelį, siunčia mokinių registrui. Pas mus viskas vyktų, atlieka savanorystę, įmonės atstovas patvirtina, kad atliko savanorystę, socialinės valandos automatiškai nukeliauja mokinių registrą, tamo, mokytojų ir mokyklai. Tai bet kuriam savanoriui čia gali parekomenduoti, kad soc.lt. Jo. Na ir kiek čia visko daug kalėdiniai Expo 2023. Tiek daug šviesaus, protingo jaunimo, sukūrusių tiek daug įdomių dalykų. Man atrodo, kad mano laikais mes tikrai nebuvom, bent jau žinau, kad tikrai nebuvom tokie technologiškai pažengę, bet to labiau, kad važiuotume į ekspozicijas ir bandytume parodyti visiems kitiems, ką esame sukūrę. Tai tikrai aplodismentai nuo manęs jums, jaunimas, kurie čia esate visi. Ir manau, kad kitais metais tikrai susitiksime, jeigu tik tai kalėdų seneliui neturėsiu padėti išdalinti dovanų tas kalėdas. Ačiū jums, vaikai, paaugliai, suaugę, tėvai.